Sveiki visi, čia ir vėl aš, Nulas. Taigi po ilgos pertraukos, tikrai labai ilgos pertraukos, pradėjau filmuoti Minecraft išlikimo 7 epizodą. Jau 7 epizodą filmuojam, tikrai nemažas, bet ir nėra labai didelis. Tikiuosi nufilmuoti iki 20 ar dar daugiau. Ir turbūt ten baigsiu. Po to filmuosiu tokių dalykų. Bet gal filmuosiu Minecraft išlikimą daug, ilgai, taigi per šitą epizodą aš ką norėjau pastatyti, tai pradėti statyti mažą miestelį, tai jau biškį ten namuką pastačiau, ten galės gyventi village'ą, turėsim mini tokį miestelį. Tai va toksai va būtų, čianais reikia pabaigti statyti. Taigi, manau, tikrai buvo labai ilga pertrauka, per kurią tikrai susivokiau, kad reikia pradėti filmuoti. Tai turbūt aš to filmuosiu TF2 video, jau gal kokius 8 kartus jį filmuoju ir vis nepavyksta. Tai filmuosiu kitam serve, ne tam pačiam ir ne Minecrafto serve, kažkokiam kitam. Surasiu kitą servą gerą, kuris irgi turėtų būti įdomus, manau. Turėtų. Galbūt bus įdomus. Taigi, tikrai po šitos ilgos pertraukos daug ką norėjau jums pranešti. Tai visų pirma, kad esu nusiteikęs filmuoti daug video, tikrai žymiai daugiau nei esu dabar. Tikrai daugiau negu esu nufilmavęs anksčiau, dėl to, kad turėsiu to, taip sakant, laiko. Ir manau, kad bus įdomiau, dėl to, kad vis tiek, kai Minecraftą pradėjau žaisti, vis tiek buvo labai neįdomu, taip toliau. Bet dabar, kai turim tokį gražų namą, visą kitą, tai yra labai puiku. Bet man reikia kažkokią iš YouTube'ės licenciją gauti, kad galėčiau filmuoti kiek noriu. Aš tos licenzijos, kaip sakant, neturiu, taigi buvau nufilmavęs 7 epizodą, bet jį kėliau, bet per ilgas buvo, taigi neįsikėlė. Tai reikėjo labai daug vargo daryti, kad vėl kurt kitą epizodą. Bet sakau, kitą dieną, nes jau tą dieną laiko nebeturėjau. Tai vat, tokios naujienos, ir geros, ir blogos yra. Taigi, pastatėm namuką nedidelį. Tikrai nėra labai didelis. Visų pirma, reikia padaryti kokią vieną čestą. Stiklo, manau, reikėtų. Ar grotos vietoj stiklo. Ne, juokauju. Šiaip tai grotos vietoj stiklo tikrai negražiai atrodytų. Būtų nesąmonė. Va, turiu tokių stiklų. Va, tokio man reikia stiklo. Ir smėlio. Man dar reikėtų smėlio gauti iš kažkur. Tai galbūt iš čia galėčiau gauti smėlio. Aš tipo smėlio neturiu. Ką, reikia prisikasti smėlio. Tai kol aš prikasiu ir iškepsiu tą smėlį, turbūt prasuksiu video. Ir tiek. Taigi, vat, prasuku. Tai va, sugrįžome. Tai kol man kepė stiklas, pasidariau armorą iron. Dabar galėsiu nužudyti bejėgius zombius arba dar kažką. Tai manau, tuo eisiu ieškoti ender, tai yra šitų nether pilies. Nes manau, kad manau, kad šitą jinai
apsimoka ją ras dėl to, kad jinai tikrai vertinga. Joje yra dalykai, su kuriais gali pasidaryti paušieną. Tai vat, aš jos nerandu. O jeigu aš norėčiau ją rast, man reikėtų tada nefilmuoti video, nes vis tiek video būtų labai ilgas. Jeigu aš filmuočiau, aš nebent padaryčiau taip, rasčiau pilį ir nufilmuočiau, kaip ją radau, taip toliau, ir būtų kažkelintas epizodas. Dabar atrodo kaip sofa, negražiai kaip sofa, atrodo laiptai, vietoj laiptų sofa padėta. Žinau labai gražų būdą, kaip galima padaryti, reikia kažkaip, va taip, va, dabar gražiai atrodytų. Turi atrodyti. Ne taip. O taip. Va, gerai. Nu štai. Jau gražiau. Tik reikia dabar stogą padaryti. Stogą. Iš ko daryti. Nežinau. Ai, žinau. Sugalvau. Bus ne toks, kaip mano. Ten bus arba gražesnis, arba normalus. Panašus, tai va, darysiu iš va tokių. Va, darysiu iš ąžuolo pusblokių. Manau, būtų gražiai, turėtų atrodyti. Kol kas jau padarom 2 ant 4. Po to ten pakysim. Ir man galit pasakyti tokį dalyką, kaip, sakykim, ko jūs komentaruose parašykit, ko jūs labiausiai norėtumėt, kad aš filmuočiau, kokį Hunger Games. Bet Hunger Games nežinau, filmuosiu gal tik tada, kada licenciją gausiu, nes vis tiek Hunger Gamesai ne visi trunka labai trumpai. Kartais jie trunka net ir 30 minučių gali trukti. Man vieną kartą buvo, žaidžiau su draugu Hunger Game ir mes su juo žaidėm gal kokią valandą. Ne, rimtai, žaidėm kokią valandą su draugu. Nes tikrai mapas įdomus ir yra kur pasislėpti, tai ką mes darėm, ieškojom čestų, kaip ir visada, ką reikia daryti per Hunger Gamesus, bet jeigu ten kažkoksai apsišarvavęs žmogus, tai mes visada slėpdavomės nuo jo kažkur tenais, užlindę kažkur. Ir ant galo, kai reikėjo į spawną varyti, mes visada nuvarydavom į spawną ir žiūrėdavom, ar jo ten nėra. Nu, ir jeigu jo ten nebūdavo, mes pasimdavom ir ir pasimdavom iš često itemus, dėl to, kad vis tiek naktį čestos prisipilda itemų šitam Hunger Games'e. Tai manau, kad mes tenais neblogai sulošėm, bet mano draugas mirė. Tenais buvo tokia problema, kad jis sako, aš už jį galingesnis ir užpuolė, tas turėjo ender perlų, pabėgo ir viskas, o kai pabėgo, tas kitas, mano draugas pradėjo vytis. O kai pradėjo vytis, jį užkapojo, dėl to, kad vis tiek buvo stipresnis. Tai tada aš tikrai nepuoliau ir pasislėpiau. O po to aš jį užpuoliau. Man nors sėkmingas buvo bandymas užpulti jį. Čionais galėtų būti paprasti blokai, nes vis tiek tai va padarysiu. O, neužtenka blokų. Čionais gali būti paprasti blokai. Ąžuolo rastų. Tai va, kaip matot, aš planuoju čia statyti miestelį, kaip ir sakiau, bet turbūt statysiu miestelį tokį, nėra labai jau tokį didelį. Per 8 epizodą gal apžvalgos bokštą statysiu. Kokį ten mažiuką turbūt, ne labai jau didelį. Tai turbūt stogą pastatysiu, ten įrengsiu video ir baigsiu epizodą. Vis tiek bus tikrai gana ilgas video. Blemba, neužšokugi. Čiagi lengva. Kaip aš čia užšoku, čiagi lengva. Ne, nu rimtai, čiagi lengva. Karoči. Parkūrint visai nebemoku.
anksčiau to mokėdavau. Ir vienas šiuvelis man šitą, aš su juo kalbu, vienas šiuvelis mane į Skype'ą pakvietė, mano nikas nuolatavau per Skype'ą, galit mane laisvai surasti, tai jis pakvietė mane į Skype draugus ir rašo man šitą, ar nori adventure mapą, aš tau galiu sukurt, nu, sakau, okei, nu ir sukūrėm adventure mapą man. Nežinau kaip jum, adventure mapas neblogas, turėtų būti neblogas, nes vis tiek. Tai vat. Tai turbūt šitas epizodas nebus labai įdomus, bet aš jums tiesiog nenoriu, kad labai taip, tiesiog noriu parodyti pasikeitimus, kokius aš darau pasikeitimus pas save čionais. Nes vis tiek po to sakysi, čytinai. Aš nieko nečytinau, o dabar pats rodau, kad pasistačiau normalų namelį. Ne, taip negražu. Tai vat. Nu va, visai nieko toksai. Nice namelis. Vidus neblogas. Čia nais reikėtų furniais įdėti ir viskas, ir būtų visai nieko. Taigi, manau, čia nais epizodą ir baigsiu. Jisai gal ir buvo trumpas, bet šiandien dieną dar įkelsiu epizodų, sakykim, kaip Team Fortress 2 arba dar kažkokių apalaginam. Taigi ką, susitiksime kitam epizode. Davai!